Tavo balso eteryje, lietuviškos muzikos laidoje kalbuosi su atlikėju Igoriu Jarmolenka. Sveiki, Igori. Sveiki. Labai smagu, dabar jau girdėti ne tik jūsų dainas, bet ir jūsų balsą čia eteryje. Galiu pasakyti iš karto, kad jūsų dainos čia pakankamai mėgstamos mūsų klausytojų. Malonu. Iš tikrųjų grojam daug tokių linksmų, trankių dainų, tai jūsų tokių dainų tikrai yra daug. Ir aš noriu visų pirma paklausti tokio dalyko, kada Igori pradėjo dainuoti ir kaip viskas prasidėjo? Nu jau gal 10 metų pasakyčiau, gal ir daugiau šiek tiek. Tik tos dainos pradžioje buvo savo ratui, savo draugams, savo aplinkai. Keletą renginukų buvo jau tokių, kur mane pakviesdavo ir savo įmonėse daugiau mes tokius vakarėlius darydavom. Aha. Bet staiga kažkaip taip jau gavosi, vieną kitą dainą patikdavo labiau žmonėms. Mane ragindavo įrašyk rimčiau, padaryk kažką daugiau ir aš kažkaip pradėjau tą savo hobį. Čia ir mano tikrai hobis, pavadinčiau taip. Tik tai šiai dieną jau jisai patapo darbu, nes dabar jau neatsimenu, kokį savaitgalį aš buvau laisvas, pastoviai kažkur esu užsakomas, ar kavinėse, ar kultūrnamiuose, ar renginiuose, ar miesto šventėse, nes pačiam keista, kad taip atsitiko. Būna tokių smagių, netikėtų dalykų gyvenime, ar ne? Tikrai, kaip tavo hobis tampo dar ir darbu papildomų, tai tikrai yra labai malonu. Sako, ir aš, aišku, noriu padėkoti visiems žmonėms, kurie klauso, dalinasi, man parašo gražių žinučių. Tai, aš taip pat dėkingas jiems už tai, kad jiems patinka tai, ką aš darau. Darau tikrai iš širdies, darau dėl to, kad man pačiam patinka ir labai smagu, kad ne tik man, bet dar patinka ir tiems, kuriems aš dainuoju. Sako, dirb savo mėgstamą darbą ir nereiks dirbti, žodžiu, tai ar tiesa čia, kaip manot, iš tikrųjų, tas dainavimas tikrai toks hobi ir turbūt su malonumu tai darot, ar ne? Taip, tikrai dar prieš 10 metų, jeigu man kažkas pasakytų, kad tu dar galėsi dirbti ir netgi kažką uždirbti iš dainų, aš tikrai būčiau nepatikėjęs. Nes, gal tai pasimastymai buvo, kaip sakau, man smagu žiūrėti, kaip atlikėjas kažkokias išleidžia savo dainas ir jisai populiarėja, jį kviečia, gerbia, kaip sakant, dalinasi. Man buvo smagu žiūrėti, bet kad man taip atsitiktų, aš niekada negalvoju. Bet jūs jau esate ir albumų išleidęs, ar ne? Jo, pas mane jau du albumai yra. O galima juos kažkokiu būdu, galima juos įsigyti, pavyzdžiui? Taip, dabar matot, kaip tokie laikai atėjo, kada viskas yra YouTube'ės internete, jau paklausa albumo sumažėjo. Taip. Pavyzdžiui, padovanot prašo mane, pasirašyti prašo, kaip važiuoju į renginius. Tai aš kaip tik visą laiką atsargai turiu, arba padovanu, aišku, yra kas ir įsigyti prašo žmonių. Tik tai jau labai paskutiniu metu nėra tiek daug, nes kiekvieną dainą galima išgirsti ir YouTube'ės kanale, nebent čia taip dėl savęs, žinau. Aha, bet šiaip yra turbūt kompaktinė diskė, ar ne, išleista? Turit, ta prasme pas jūs galima įsigyti, ar ne? Asmeniškai. Neturiu aš tos platformos iš tikrųjų pasidaręs, kaip sakau, dar čia ne visai dar matau, kad negaliu patikėti, kad tai mano darbas, bet galbūt ateity reikės pagalvoti, kaip padaryti, kad tą diską galima būtų ir įsigyti žmogui. Supratau. Taip, tai dar atkeliavo čia keletas klausimų ir vienas iš jų yra, ar jūs kūrėte pats kažkiek dainų, nes dauguma dainų yra, pavyzdžiui, iš kitų atlikėjų ir panašiai. Taip. Matot, kaip aš mėgdavau visą laiką karaoke dainuoti. O ką reiškia karaoke? Karaoke dainuojam tas dainas, kurias mes jau išgirdome. Ir be abejo, yra tokių dainų, kur tau labai patiko, tai kodėlgi ne? Taip. Ir aš tiksliai žinau, kad pas mus Lietuvos rinkos muzika tikrai nėra labai plati. Ir mes neturim labai daug. Aišku, turime ir kompozitorių labai žymių. Aš turiu savo asmeniškai parašytų dainų 6. Yra tokios 6. Galbūt jos nėra labai jau tokios linksmos, gal nėra. Pavyzdžiui, Dangų apsaugok, aš galiu pasigirti, kad ypatinga daina gavosi, kai prasidėjo tie neramumai pasaulyje ir pas mane atsirado daina Dangų apsaugok. Tai yra mano sukurta daina. Galiu tikrai didžiuotis. Bet kadangi aš dar mėgstu vis dėlto linksmybių daugiau ritmiškų man kažkaip sudėtingiau būdavo pačiam sukurti. Kai pradedu kurti, man susilieja su kitom. Tai galvau, kodėlgi man neatnaujinti kokią nors užsienio atlikėjo dainą, bet tiesiog gražiai parašyti lietuvišką tekstą. Štai jinai gali suskambėti visai kitaip. Kaip ir Nerijos ansamblio laikais, kaip ir gerbimų labai atlikėjų. Taigi ir iš užsienio atlikėjų daug labai pas mus yra dainų, kurie dabar jau tapo hitais.
hitais. Na ir apskritai labai daug dainų, pavyzdžiui, pastebėjau dabar ypatingai, čia nežinau, keli metai jau praėjo ir per tuos kelis metus ir anksčiau, aišku, būdavo, bet dabar labai daug tų, pavyzdžiui, iš senų auksinių tų kūrinių prikeltų naujam gyvenimui, tų visokiausių remiksų ir galiu pasakyti, jie skamba visai gražiai. Taip, jeigu pavyksta gerą tekstą, išversti dainą ir jinai tikrai gali suskambėti vėl kažkaip kitaip ir būt mūsų Lietuvos publikai, nes jeigu graži daina, pavyzdžiui, nuskambėjo Europoje, kodėl jinai negali skambėti lietuvių kalboje pas mus, argi tai yra blogai? Taip. Dabar mano kolega Aleksas jūsų nori paklausti štai tokio dalyko, kaip žinia, turite savo verslą, na ir jisai klausia, kaip jūsų darbuotojai reaguoja, kad jūs esat dainininkas. Na, pavyzdžiui, ateina naujas žmogus, ar neišsigąsta, kad atėjau, pavyzdžiui, čia pas žinoma žvaigždė dirbti ir panašiai? Ne, kaip tik apsidžiaugia. Apsidžiaugia, ne? Nes aš tai žiūriu, aš niekada nesakau, kas aš toks, aš kaip buvau verslininku, taip ir likau. Ir kada ateina įsidarbinti, manęs aišku, ne iš karto atpažįsta. O po kiek laiko, sako, aš pas jūs atėjau, jūs man buvot matytas kažkur tai. Ir po savaitės jau įdarbinimo moteris suprato ir sako, aš pasirodo, jūs ir seku ir pradeda sekti ir kiekvieną dainą man papasako, kas jai patinka, nepatinka, tai paskui mano darbuotojai, tai dar mano ir gerbėjai, ir kritikai, dar pasako, kas geriau, kas gražiau, o kokia dar jiems patinka daina, kad norėtų, kad aš padainuočiau ją. Tai norėjau klausti, būna, pavyzdžiui, kad sako, padainuok, Igori, mums padainuok. Tai aišku, darbo metu mes turim nelengvą darbą, mums reikia daug dirbti, kad pasiekti gerų rezultatų, bet kada pas mus jau ateina tokie susirinkimai ir vakarėliai, kada kalėdinį darom įmonės, būna renginių kažkokių, tai be abejo iš manęs visą laiką laukia pasirodymo kolektyvas. Kaip smagu. O sakykit, koncertai dabar, ar gali žmonės kažkur, ar galės galbūt tas kalėdinis metas artėja, kažkur jūs pamatyti, išvysti ir tiesiog nueiti jūsų koncertą, kitaip tariant? Be abejo, dabar pas mane turas yra po daugelis Lietuvos miestų. Aš šią savaitę jau irgi būsiu Raseiniuose ketvirtadienį koncertas, o penktadienį Kėdainiuose. Tai ten visą laiką mano puslapiuose yra tiksliai pasakyti miesteliai. Vilniuje per kalėdinius būna renginius, kartais mane kvietė ir netgi miesto savivaldybė, jau galiu pasigirti, kad kaip miesto savivaldybė pakvietė, aš buvau nustebintas pernai, aš prie kalėdės eglutės turėjau pasirodymą su viena daina, kad ir su viena, bet tai man buvo didelis iššūkis miesto centre, Lietuvos sostiniai pasirodyti. Tarp manęs buvo žinomi atlikėjai, kurie man anksčiau tik per televizorių aš juos matydavau ir staiga aš šalia jų. Tai man taip pat buvo labai malonus iššūkis. Tai smagu. O sakykit, vis tiek dainavimas, verslas, tikrai daug, esant tikrai užimtas žmogus, sakyčiau, kaip jums dar paros laiko užtenka? Per maža para turbūt... Žinokit, užtenka. Užtenka, ar ne? Kol esi, aš vis tiek, nesvarbu kiek man metų, man tikrai kažkas pasakytų tikrai nemažai jau, bet aš jaučiu save kaip jaunas žmogus. Ir kol aš rankas, kojas turiu sveikatos ir meilės muzikoje, eisiu pirmin ir ne kitaip. Labai teisingai pasakyta. O sakykit, jūsų atostogos, kiek jų turit, pavyzdžiui, atostogų į metus? Ir kur mėgstat atostogauti, jūsų laisvalaikis? Iš anksto niekada aš neturiu, kad tiksliai važiuosiu tada. Jau kaip tik matau situaciją, kad reiktų atostogų, nesuderinam su šeima, aišku, pažiūrim, ar vaikai turi laisvų dabar dienų nuo mokyklos. Ir būtinai važiuojam. Aišku, vieną kartą ir pavyksta ir be vaikų, nes gerą labai turiu uošvienę, kur padeda vaikus prižiūrėti. Tai mes su žmona mėgstam nukeliauti kokiai savaitės dviems. Tai į metus porą kartų būtinai išskrendam. Ten, aišku, kur šilčiau, nes mėgstu šilumą ir mėgstu netgi tas pačias dainas padainuoti, plaukdamas su jachta kažkur tai, tikrai pamatyti labai daug, ką galima pasaulyje, koks grožis aplink. Todėl visiems patariu, kas turit galimybę, vis tiek mes visi sunkiai dirbam, bet tikrai įmanoma, nors kad ir kokį Egiptą ar Turkiją, kur visiškai nėra brangu mums Lietuvos piliečiams, ten kažkur pabūt savaitę šiltoj šaly. O sakykit, ar turit kokį savo tokį mėgstamiausią metų laiką? Aišku, vasara, o iš tikrųjų vasara, Lietuva labai graži man Lietuva ir aš tikrai mūsų pajūrį mėgstu, ežerus mėgstu ir mes niekada neišskrendam niekur, būtent vasaros laikotarpį, nes čia yra ne taip karšta, o kartais būna ir karštų dienų.
bet mūsų Lietuva labai graži. Ypatingai pamačiau šiais metais, nes turėjau beveik kiekvieną savaitgalį koncertus po kaimelius, miestelius ir važiuodamas aš tiesiog kaifavau, matydamas koks grožis. Tai va, sako žmonės, kai kurie Lietuvos neapžiūri, o jau lekia į užsienį iš karto. Taip, o čia jau, kada čia atšala, va tada mes pradedam, aš jau spalį, lapkritį bandom kažkur ir sausį. Jeigu išeina, aišku, ne visada išeina, bet sausį. Tada jau norisi ten, kur šilčiau. Bet vasarą būtinai jau čia, nuo gegužės iki rugsėjo vidurio mes visada būnam Lietuvoje. Tai, žodžiu, mėgsta šilumą. Mėgstu šilumą, kaip yra aišku ir žiemą gražių sezonų, kada saulė šviečia, sniegas ir -10 tik tai laipsnių, labai gražus periodas taip pat būna. Taip, o dabar jau norėčiau, kad truputėlį pakalbėtumėt ir pristatytumėt mūsų klausytojams tą savo naujausią dainą. Tai kaip sugalvojo čia, papasakokit, perrašyti šitą kūrinį iš italo disko, kuris buvo labai populiarus, gal daugam jau ir pabodo, bet kai aš išgirdau jūsų dainą, vėl kažkaip suskambėjo naujai. Tai truputėlį papasakokit apie šį kūrinį. Jo, išgirdau aš pirmą kartą ją birželio mėnesį, šitą dainą. Jinai labai energetiškai. Šiaip aš meilę didžiausią turiu Italijai ir, aišku, muzikai ir kalba itališka man labai graži. Bet aišku, be abejo, jie padarė labai didelį savo žingsnį su šitą dainą, nes jinai dar kažkaip suskambėjo. Ir žinot, kaip buvo. Aš buvau kaip tik Raseiniuose miesto fiesta, koncertas miesto buvo. Prodiuseris, kuris išgirdo, nors jisai nėra mano prodiuseris, bet jisai išgirdo, kaip aš atlikau visą savo dainą. Jisai sėdo į mašiną, man rodo šitą dainą, sako, Igori, o man atrodo energetiškai tau labai netiktų. Aš paklausiau kelis kartus, jam jau važiuodamas paskui iš koncerto, aš jam parašiau laišką, ale tu atspėjai, žinok, man labai patinka ta daina, sako, padaryk lietuviškai, lietuviai mūsų irgi mėgsta, tas dainos, kur nuskambėjo Europoje, jeigu dar lietuviškas geras bus tekstas, sako, tu pamatysi, kaip patiksinai žmonėms. Aš paklausiau šito žmogaus, šito prodiuserio ir va šiandien mes turim šitą dainą. Ir aš tikrai jaučiu ir matau, aš jau 3 koncertus turėjau, aš jas atlikau, žmonės prašė pakartoti. Super. Tai dabar manau, kad jinai pavyko. Tai manau, kad dabar metas būtų man paspausti mygtuką ir pasiklausyti šios dainos Moki būti disko, ar ne? Taip, ir ačiū Rūtai Lukaševičiūtei, kuri prisilietė prie šito kūrinio ir tekstą lietuvišką parašė Rūta Lukaševičiūtė. O, linkėjimai jai, Panevėžietė, ir aš čia dabar kalbu iš Panevėžio, Aukštaitijos sostinės, tai labai labai smagu. Tai pasiklausom šios dainos, aš noriu padėkoti Igoriui už pokalbį, labai smagu, kad sutikot, pakalbėjo čia tavo balso eteryje, jums noriu palinkėti daug kūrybinės sėkmės, sėkmės jūsų versle, sėkmės jūsų darbuose ir sukurkit dar daug linksmų dainų, arba tiesiog, kaip sakoma, jeigu jaučiat, kad šis kūrinys, kaip sakėt, energetiškai tinka jums ir dainuokit. Ačiū labai jums ir smagu buvo pabendrauti. Linkėjimai visiems jūsų klausytojams. Būkite sveiki ir laimingi. Ačiū. Iki. Sudėma. Iki. Naujiena. Kai tu šalia, man trūksta oro ir nežinau, kaip pasielgt, ar paimt, ar pralenkt, ar tai aistra, o gal tik noras. Ar likti ilgiau, aš nežinau, klimstu giliau ir man lengviau. Iš tavo rankų aš galiu išgerti dar kažko saldaus. Prie mano kūno prisiglausti ir neprašysiu nieko daug, tiesiog pabūk ir nepaklaus, kodėl taip noriu prisiglausti. Mano meilė, mano saulė, pabūčiuok, neišduok. Ritmas užvaldė viską, kas čia nutiko, bet man patiko. Pakartokim tai, kas abiems patiko, nes man tai tiko. Naktis lyg disko ir dar kartelį. Ritmas užvaldė viską, kas čia nutiko, bet man patiko. Kartokim tai, kas abiems patiko, nes mano saulė tu viena, tai moki meilę, moki būti disku. Tik pamatau ir vėl iš naujo, mintis viena kankins mane, pasilikt ar palikt, tu reikalinga man kaip oras. Kai pamatau tave, tai oi, 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 iš tavo rankų aš
nebučiuok, neišduok. Ritmas užvaldė viską, kas čia nutiko, bet man patiko. Pakartokim tai, kas abiems patiko, nes man tai tiko. Naktis lyg disko ir dar kartelį. Ritmas užvaldė viską, kas čia nutiko, bet man patiko. Kartokim tai, kas abiems patiko, nes mano saulė tu viena, tai moki meilę, moki būti disko. Jausmai, aš dar jaučiu tavo kvapą, kai viskas taip laikina. O mano meilė, kai tu esi, tai tikras disko. Ritmas užvaldė viską, kas čia nutiko, bet man patiko. Kartokim tai, kas abiems patiko, nes mano saulė tu viena, tai moki meilę, moki būti disko. Moki būti disko, nes mano saulė tu viena, tai moki meilę. Tavo balsas. Informacija ir muzika tau bei tavo draugams.